Sveiki, mėly bičiuliai, su jums sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja bei paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Šią savaitę, trečiadienį, Italijoje, eidamas 73 metus, mirė garsus teatro režisierius Rimas Tuminas. Menininkas mirė po 10-metį trukusios kovos su plaučių vėžiu. Jis buvo Vilniaus mažojo teatro steigėjas ir vadovas, taip pat buvo Valstybinio akademinio teatro Maskvoje meno vadovas. Šio žmogaus pavyzdys parodo žiaurius laikus, kuriuose dabar gyvename. Kai 2022 m. kovo Rusija įsiveržė Ukrainos teritoriją, Rimas Tuminas gavo skaudžių smūgių iš Rusijos ir Lietuvos. Nuo 2022 m. gegužės nebedirbo Maskvos teatre. Tada Rusijos premjeras nurodė Rimą Tuminą išbraukti iš asmenų, apdovanotų vyriausybinę premiją sąrašo. 2022 m. kovo mėnesį Vilniaus mažasis teatras nutraukė darbo sutartį su Rimu Tuminu. Prie to stipriai prisidėjo, o galbūt viską ir suorganizavo Lietuvos kultūros ministras Simonas Kairys. Tuo metu Facebook platformoje jis parašė: Valstybinio Vilniaus mažojo teatro direktorius informuotas, jog greit laukiu arba aiškaus ir nedviprasmiško teatro meno vadovo Rimo Tumino atleidimo, arba tegul direktorius deda ant stalo savo pareiškimą išeiti iš darbo. Atsiprašau, garbusis režisierius man nieko nesiskiria nuo girto rusų kareivio, belendančio į svetimą žemę. O dabar žiūriausia dalis, parodanti Lietuvos valdininkų visišką cinizmą. Mirus Rimui Tuminui, Simonas Kairys pareiškė, kad režisieriaus kūryba paliko išskirtinį pėdsaką Lietuvos teatro istorijoje ir jis reiškia užuojautą Velionio artimiesiems, kolegoms ir visai teatro bendruomeniai. Vienu metu režisierius Simonui Kairiui primena girtą rusų kareivį, kitu metu, kai patogu reikšti jau tokią nuomonę, Rimas Tuminas jau yra nusipelnęs kūrėjas. Ironiškiausia, kad Simonas Kairys yra Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio narys, o juk liberalai yra už toleranciją, už meilę, tik realybėje matome visai priešingą variantą. Gaila, kad tokie talentingi ir garbūs žmonės kaip Rimas Tuminas tampa politinių įvykių įkaitais. Lietuva neteko talentingo vadovo, režisieriaus ir pedagogo. Reiškiu užuojautą jo šeimai, kolegoms, mokiniams ir žiūrovams. Iki.